švęsti Švento Jono Krikštytojo gimimo, Kauno arkivyskupijos globėjo iškilmę. Tai taip pat didi diena ir švęsdavo taip pat anksčiau lietuviai net ir 3 dienas, kiek žinau pagal pasakojimus etnologų, ir viską galbūt suvesdavo ir tą vasarvidžio, saulėlydį, visą šitą dienas, bet kaip matome ir mišių pradžioje, mišiolę skaitome, kad paliudytų šviesą. Taip, saulė taip pat Dievo kūrinys, Dievo kūrybos gražus momentas, ir Jonas Krikštytojas taip pat atėjo, kad parodytų mums šviesą. Sveikinu visas Janinas, Jonus, kuriuos mes turime parapijoje, kurie yra čia šiandieną, atėjo padėkoti Viešpačiui. Sveikinu ir tuos, kurie turi krikšto vardą Joną. Prisiminkime, visą laiką švenčiame, kokį minime šventai, prisiminkime ir savo globėją. Ne vieną kartą jau turbūt sakiau, mes krikšto metu ne veltui gauname šitą mums globėją, kad mes jį kreiptumėmės. O mes pasikrikštėm ir užmiršom. Nu, tai jei užmiršom. Ir žinokitės, ir jūsų reikalas, sako. Kreipkimės, mylėkime savo šventuosius, kurie mus globoja, kurie mums yra priskirti krikšto metu. Taigi, jiems melsimės ypatingai už čia susirinkusius ir už visus parapijoje esančius Jonus ir Janinas. Šiandieną taip pat